Buvęs parlamentaras Antanas Matulas jau 3 mėnesį pluša Pasvalio ligoninėje, kurią paliko išrinktas į Seimą. Sako, kad jaučiasi grįžęs namo ir maža kas čia pasikeitė. Beveik niekas, tik patalpos atnaujintos, remontuotos, tas galerija, matot, kokia jinai jungia vieną korpusą su kitu, žinot, kaip jinai gimė. Matulas pasakoja, kaip nusižiūrėjęs Prancūzijoje idėją sujungti korpusus ne požeminiu tuneliu, o koridoriumi. Įgyvendino ją Pasvalyje. Šitą galeriją aš nusipaišiau ant popieriaus, struktūras parvežiau architektui. Architektas per 2 mėnesius suprojektavo. Mes per pusę metų pastatėm tokią pat galeriją, kuri kainavo 14 kartų pigiau negu žemė, po žemę tunelį tiesti. 24 metus su pertrauka praleidęs Seime, akušerių ginekologų dirbęs 69 gydytojas, dabar pabaigė slaugos kursus ir persikvalifikavo. Šiuo metu Matulas Pasvalio ligoninėje darbuojasi paliatyviosios slaugos skyriuje gydytojų. Sako, kad norėjo atiduoti duoklę savo kraštui, kuris už jį balsavo daugiau nei 20 metų. O šiam darbui Matulas pasakoja labai intensyviai ruošęsis iškart po paskutinės sesijos pabaigos. Vietoj įstatymų vaistų žinyną studijuoja dabar. 3 mėnesius nuo vasaros buvau užsipirkęs kursus, 3 mėnesius stažavausis ir Santaros klinikose, ir kitur. Ir yra griežti reikalavimai ir dėl praktikos, ir dėl valandų. Matulas paliatyviosios slaugos skyriuje dirba 1,5 etato, su daugiau nei 20 ligonių. Dar 1 valandą per savaitę konsultuoja moteris kaip akušeris ginekologas. Ir už šį darbą gauna 44 eurus. Buvęs politikas sako, kad norėjo grįžti dirbti į savo privatų kabinetą, bet padėti ligoniniai paprašė jo žmona. Prieš 3 mėnesius žmona tiesiog maldavo padėti ligoninį, nes vedėjas išėjo mėnesio atostogų. Dabar neseniai išvažiavo operuotis, grįžo kelios dienos, tai skyriui nebuvo kas dirba. Pats Antanas norėjo sugrįžti į ligoninę, nes kai išėjo iš Seimo narių darbo, tai jisai ir, kadangi gydytojas, pasitvirtino licenciją ir sugrįžo į ligoninę. Paklaustas, ar nemano, kad toks sugrįžimas į ligoninę, kurios vadovė yra jo žmona, galėjo sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Matulas atsako, kad nepagalvojęs apie bet kokius galinčius kilti įtarimus. Net nepagalvojau, kad galima iš gero darbo padaryti sensaciją kažkokią. Aš darau gerą, ne man darau gerą. Teisiškai tai įstatymą nepažeidžia, nes, sakau, jeigu jis būtų tiesiogiai pavaldus žmonai, būtų kažkoks tai skyriaus viršininkas ar kitaip tai tiesiogiai pavaldus, tada taip konfliktas gal ir būtų, bet šiuo atveju tai jisai visai kitam skyriui dirba. Pasvaliečiai skundžiasi, kad jų ligoninėje verkiant trūksta medikų. Juos bando vilioti įvairiais būdais. Įstaigoje dirba nemažai pensijinio amžiaus žmonių. Ypatingai trūksta terapeutų ir dirbančių slaugos skyrių, kaip sakiau, Joniškėlis sprendžiamas klausimas. Ar daktarį, kadangi išeina rugpjūčio mėnesį pagal planą atostogų, šiai dienai nėra kas dirba. Pas mus dar neužsidarinėja skyriai dėl žmonių trūkumų, tačiau trūkumas nemažas yra. Kažkur virš 20 gydytojų kartu paėmus su poliklinika, tai trūkumas nemažas, bet iki skyrių uždarimą dar nepriėjom. Antanas Matulas sako, kad dar turi energijos darbuotis ir galvoja derinti darbą ligoninėje ir dar savo privačiame akušerijos ginekologijos kabinete.